nuotaikų karalienė. Wow, Monika. Ačiū. Ar ilgai užtrukai šiandien, kol pasiruošei? Šiek tiek užtrukau, apie porą valandų. Matėm, kad buvai pasportuoti ir tiesiog, kai tave mačiau, tu manęs nematėjai, aš netyčia tave pastebėjau, kad buvai sumerkusi, klausai muzikos, labai buvai susikoncentravusi į save. Koks buvo tavo rytas, tikriausiai kaupeisi šitam renginiui? Kaupiausi, nes jau jaučiu, kad šiaip reikia susikaupimo ir prieš pusfinalį ir tikiuosi, kad prieš finalą, tai norėjusi šiek tiek pabūti su savim, tai važiavau prie jūros. Prie jūros buvai šiandien? O koks yra gražiausias komentaras, kokį tu šiandien girdėjai praeisi per visą turko spalvos šį kilimą? Ko klausia žurnalistai? Tai aišku, klausia vėlgi tų pačių klausimų, gal galiu padainuoti, apie ką daina, kas sukūrė suknelę, tai gal man gražiausias komplimentas. Kažkas sakė, kad mes dviese su Lazara labai gerai šiandien atrodom. Monika, kodėl pasirinkai būtent šią spalvą? Ir suknelę kūrė Lietuvos dizainerė Utos mados namai. Įdomu, kodėl būtent mėlyna, ką jis simbolizuoja tau? Aš labai, kaip jau ir minėjau, mėgstu jūrą, tai man čia toks savęs simbolis įdėtas į suknelę. Kaip nusiteikusi esi? Jau pirmas pusfinalis greitai, tu dainuosi antrame pusfinalyje, turėsi šiek tiek laiko atsipūsti, pailsėti. Kokios nuotaikos dabar tavo galvoje? Nuotaikos geros, visai laukiu jau, kada praeisime šito kilimu ir kada galėsim atsipalaiduoti šiek tiek. Noriu pamatyti savo draugus. Šiandien po Eurovizijos kilimo, po atidarymo bus bene vakarėlis rengiamas šioks toks, ar dalyvausi? Tikrai taip. O sakai, nori pamatyti savo draugus, kada tavo draugai žada atvykti, sakai, kad atvyks šeima palaikyti, gal jie jau atvyko, ar čia kitus draugus, Eurovizijos draugus? Čia Eurovizijos draugus, noriu su slovėnais pabūti, su prancūzė pasikalbėti, su ispanė apsikabinti. Ar neprailgo dar tas laukimas, nes tai bet jau prieš paskutinę vos ant kilimo, ar neprailgo laukimas, ar neėmė jauduliukas kas nors? Ne, jaudulys tai neėmė, man atrodo, kad labai viskas čia tvarkingai sudėliota, tai nėra taip, kad mes čia nuo pat pirmo žmogaus išlipus ant scenos laukiam, tai kažkaip, man atrodo, viskas pakankamai gerai. Ką tik čia fanai buvo visiškai pakvaišę, dėl tavęs skandavo, Monika, galbūt kai kurie fanai dar tave atlydėję yra nuo 2015 metų, gal atpažįsti veidus jų? Atpažinti veidų tikrai neatpažįstu, bet man atrodo tikrai esu mačius ne vieną, kuris prisimena mane iš 2015. Tikrai taip. Dar vienas klausimas, jeigu neklystu, tavo repeticija dabar bus trečiadienį. Ką planuoji veikti per šias 2 dienas, kad turėsi koncertą Liverpoolio universitete, ar yra datos? Norėčiau parašyti dainų tuo tarpu. Beje, per šią savaitę turėtų išeiti tavo EP, taip? Ar Liverpoolio universitete koncerte, kuris vyks jau rytoj, ar galės tavo gerbėjai išvysti tavo dainų iš naujojo EP? Tikrai taip. O kiek dainų ten atliksi? 2, man atrodo. O tu sakai, norėtum sukurti dainų, gal atsivežiai kokį pianinuką mažytį įstalpinai, kadangi kažkada lipdama į kalnus sugebėjai pianiną mažą užsinešti, tai gal ir į Euroviziją atsivežiai? Į Euroviziją neatsivežiau, bet gerai, kad susidraugavau su prancūzė, mačiau, kad jinai savo kambarį turi pianiną. Ačiū labai, Monika. Gražus vakaro. Ačiū.